Sveiki, mėlyjeji, pristatau NAMPRO TV. Kreipiuosi į visus Lietuvos nekilnojamo turto brokerius. Myliu nekilnojamo turto brokerio darbą, gal geriau tai pavadinčiau ne darbu, o gyvenimo būdu. Šioje laidoje aptarsime, kaip patyrusiam nekilnojamo turto brokeriui pasididinti atlyginimą. Kviečiu visus prisijungti į NAMPRO nekilnojamo turto agentūrą, kuri suteikia brokeriui uždirbti visus 100% komisinių. Brokeri, pagalvok, kiek tau klientas sumoka komisinių ir kiek iš tikrųjų tau lieka, atskaičius visus mokesčius. Išklausę vos kelias minutes šio video, jūsų gyvenimas gali pasikeisti į gerąją pusę. Jūs galite uždirbti daugiau ir darbas bus tada malonesnis. Tarkime, NT brokeris per mėnesį padarė kelis sandorius ir bendroje sumoje uždirbo 3500 eurų plus PVM. Tai yra 4235 eurai tiek kainavo paslaugos NT brokerio klientui. Tuomet NT brokerio uždirbti pinigai įmonėje pasiskirstė taip. 20% komisinių atitenka įmonės išlaikymui. Vadovo alga, sekretorė, reklama, kitos įmonės išlaidos, ir žinoma, pelnas. 200-400 eurų plus PVM per mėnesį NT brokeris turi susimokėti vadinamą stalo ar franšizės mokestį. 50-70 eurų per mėnesį susimoka dar už kažin ką, tai yra turbūt vadinamos kitos išlaidos. 120 eurų per mėnesį papildomai turi susimokėti už skelbimų importą ir pačius skelbimus. 4235 eurai. Tiek iš viso kainavo paslaugos NT brokerio klientui. O štai kaip tie pinigai paskui pasiskirstė. 725 eurai yra PVM mokestis. Jeigu tu dirbi planu 80-20, tai 700 eurų atitenka įmoniai. 500 eurų brokeris sumokėjo už reklamos, stalo mokestį ir taip toliau. Todėl atėmus visas išlaidas, NT brokeriui lieka 2300 eurų. Pakartosiu. Lieka 2300 eurų iš 4235 eurų. Tai yra realiai atiteko tik 54% nuo visų uždirbtų klientų sumokėtų komisinių. Bet tai dar ne viskas. NT brokeris nuo šios sumos kiekvienų kalendorinių metų gale susimoka 30% mokesčių. Ir atėmus visiškai visas išlaidas, jam lieka 1610 eurų nuo sandorio, kurio vertė buvo 4235 eurai, kas sudaro tik 38% nuo visų mėnesio generuojamų pajamų. Rezume. Visiems NT brokeriams dirbantiems santykių 80-20, čia dar labai geras santykis, nesantiems PVM mokėtojais atitenka tik 38% nuo jų generuojamų pradinių pajamų. Nu dabar gerai pagalvokite. Gal jau laikas pokyčiams. Kviečiu į pirmąją Lietuvoje online agentūrą, tik 55 eurai plus PVM ir jūs gaunate 100% komisinių. Top CRM, automatinis skelbimų importą. Šį CRM, kurį mes naudojame, naudoja ir viena didžiausių agentūrų Lietuvoje. Suteiksime kiekvienam NT brokeriui asmeninį puslapį, Gmailo verslai, klientų duomenų bazę, visas reikalingas sutartis, dar krūvą dalykų iš tikrųjų suteiksime. Brokeri, tu gali uždirbti daugiau. Susisiek su manimi ir suburkime tokią aplinką, kurioje dirbsi su šypsena, nebereikės dantis sukandus laukti mėnesio galo ar įmonės išrašytų didelių sąskaitų.